Hello, New York! Atvažiavom į didžiausią žiemos Eurovizijos koncertą Amsterdame. Ir jeigu tai yra tik tai number one, tai gali padaryti čia. Negaliu patikėti, kad dar kartą savo gyvenime išgirsiu šitą dainą. Turime 6 ryto, labas rytas visiems. Ką daro normalūs žmonės 6 ryto? Miega. Ką darau aš? Einu į darbą, nes šiandien per pietus reikia skristi į Amsterdamą. Reiškia, kad reikia padirbti ryte. Tai linkėjimai visiems, parodysiu šiek tiek savo darbo užkulisių ir tada kartu keliausim į Amsterdamą. Naujienų redaktoriumi Justu Buivydu. Justai, kokia naujausia informacija dėl Rusijos atakų padarytos žalos? Oro pavojus šį rytą buvo paskelbtas visose vakarų Ukrainos regionuose. Nu ką, darbai baigti. Judam į oro uostą tiesiai. Gal dar pavyks susimojuoti su Darium Užkuraičiu. Visada beveik jį praeinu, išeidamas iš darbo. Darius sakė, kaip tik dabar klauso atrankinių eurovizinių dainų, bet man nieko neparodė ir nepapasakojo. Na gerai. Dalis Panevėžio delegacijos jau čia. Sveiki, mėgėjai. Labą dieną. Tai va, mes su Gabrielium beveik tuo pačiu metu praėjom visas patikras, esam abudu gražiai pasipuošę, Eurodienos merčo. Lauksim dar Amando, skrydis kažkur už valandos. Atkeliauja likusi delegacija. Net su šitu dideliu lagaminiuku. Taigi mes tik 2 dienom. Labą dieną. Ajo, jūs ilgiau. Labą dieną. Bet jau esam lėktuve, kylam į Amsterį. Tai susitiksim už poros valandų. O jau už 3 sekundžių, kaip sako Samoška. Nu žodžiu, sveiki visi. Iš Amsterdamo varom į viešbutį dabar. Hello. Ar pas jūs irgi yra 4-vietis kambarys? Jo. Okei. 3 žmonėm 8 vietas kambarys. 3 žmonėm turim 8 lovas. Nu nėra blogai. Jo, jeigu spėsit, šokit čia. Galiu čia miegot, galiu čia miegot. Kaip tik tai norėsiu. Turim tualetą, viską. Turiu 4 rankšluosčius. Tai ką? Biškį pailsim ir varom valgyti turbūt, ne? Mes esam Amsterdamo Central Station, taip pat centriniai stoty. Man ne pirmas kartas, tai aš jau matęs. Bet Berniukai sužavėti, aš iš karto jau išsitraukiau, nežinau, kad bus geriau. Nu ką, einam pasiieškot, kur valgyt ir kažkur pasivaikščiosim. Oras vidutiniškas. Hello, New York! Jo, labai gerai. Šiandien turim didįjį koncertą. Ko mes iš vis čia atvažiavom? Ar mes normaliai žmonėm paaiškinom? Atvažiavom į didžiausią žiemos Eurovizijos koncertą Amsterdame. Nu, rudens dabar. Jo, rudens. Rudens pabaigos. Jo, kiekvienais metais Amsterdame vyksta toks Het Grote Song Festival Fest, kas yra išvertus į lietuvių kalbą, nu, tipo didysis Eurovizijos festas kažkoks, fiesta.
galbūt net ta žodis labiau tiktų. Kokių žvaigždžių mes šiandien matysim Oi, mes matysim Amsterdame? labai daug žvaigždžių ir daugelis jų jau pasirodė Amsterdame, kiek mačiau iš istorijų, tai pamatysime visus Beauty Blenders, tai yra šių metų Eurovizijos atstovus iš Austrijos, Danijos, Maltos, Karija bus. Norvegijos, jo Karija bus, Burik, Hypnotic, Chanel Chanel. from Spain. Mans Amazing. Selmerlau bus. Jo, įdomu ar abidvi dainas dainuos, nors jos abidvi vienodas yra. Ne, aš Tai nemanau, kad apie Ir nors ta bus antra niekam Sunstroke neįdomu. Project. Sunstroke Project, jo, tikiuosi, kad ir Epic Saga. Ir Epic Saga yra. Pamatysim Berkas ir Diučką, nu žodžiu, čia yra žiauriai didelis ir žiauriai fainas koncas. Mes tikrai pafilmuosim jum. Tiek Eurodienos rasit postų visokių, galite eiti pasižiūrėti Instagram'e, Facebook'e, tiek ir šitam vlog'e. Kažką tai jums gražaus parodysim. Viskas vyksta žiauriai didelėje arenai. Bičiukai 15 000. nežinojo šitą, aš pernai jau buvau šitam konce. Jie galvoja, kad mes varom į kokį loftą, nu ten bus 1000-2000 žmonių. Šita arena yra didesnė negu Žalgirio arena ir joje telpa apie 17 000 žmonių. Tai žodžiu, viską parodysim, viskas vietoj, lekiam dabar į Amsterdamo dar centrą, pasivaikščiosim, turim nemažai laiko ir susitinkam jau kažkada tai vakare, bet ir dienos džiaugsmus savo irgi jums parodysim. Mandai, mėgstamiausia Nyderlandų Eurovizinė daina. Greitai kažkaunai galva. Arcade, ne? Gabrieliau, Think Fast, geriausia Nyderlandų daina Eurovizijoje. Tai Gabrieliau, final answer? Šalali. Ne, Europapa. Europapa man. Mes nepamiršom Estin. Na jo. Nyderlandai šiaip įdomi yra Eurovizinė šalis, jie iki 2013 labai sakino. Nu gerai, buvo laikas, kai Nyderlandai laimėjo 4 kartus, bet čia buvo viskas 50-aisiais, 60-aisiais ir 70-aisiais. Tada, kai prasidėjo pusfinalių era, jie, man atrodo, pačiais pirmais metais pateko į finalą ir tada labai daug metų nepateko į finalą. Kas pasakys, kokioje statelėje išlipom? Nesimtarik apsukt. Tai mes iš toj kelionį vien tik eurovinius dalykus ir ženklus pastebim. Tai išlipom būtent dėl to, kad čia yra Waterloo stotelė. Pratęsėm Nyderlandų Eurovizinės istorijos. Jo, jie 2004 pateko į Eurovizijos pusfinalį, kai patys buvo pirmi metai, kai tik įvesti pusfinalį. Į finalą pateko jo iš pusfinalio. Ir tada žiauriai ilgai iki 13 nepateko, ten gal 9 kartus iš eilės ar kiek ten gaunasi. 13 juos išgelbėjo garsi šalies atlikėja Anouk, kuris dainavo Birds ir tada pateko net į top 10-uką. Man atrodo, 8-9 vietą užėmė. Tada kitais metais antrą vietą. Tais metais antrą vietą. Nu, žodžiu, Nyderlandų renesansas Eurovizinis. Vienas įspūdingiausių turbūt konkurso istorijoje, aš nežinau. Dabar vėl biškį, manau. Dabar vėl priblės, aišku, prie to turbūt prisidėjo ir tai, kad iškovojo pergalę 2019 metais. Nors, aišku, nežinau, kad būtų buvo pernai su Europapa. Žinom. Beje, jeigu Amsterdame netikėtų išsimanot tualetą, pavyzdžiui, prieš Boat Tour, yra labai įdomus sprendimas, aš jums kitoj parodysiu. Va, yra labai daug kur pastatyta tokių budelių, kur tu tiesiog užeini ir jeigu tai yra tik tai number 1, tai gali padaryti čia. Nu ką, pasiplaukėjom, kaip matot, iš veidų sušalom. Tikrai labai šalta, bet žiauriai gražu, žiauriai faina. Tuoj papasakosim ir kažką daugiau. Tikrai žiauriai gražu, žiauriai faina, bet varom dabar valgyt kažko šilto. Tada turbūt gal dar grįšim į viešbutį prieš koncą pasikrauti ant kokių telefonų ir panašiai.
Amandas negrįš, jisai sakė, eis 5 valandos prieš stovėti eilėj, kad pirmas būtų. Ir tada jau turėsim koncą. Net nespėjom filmuotis, tik viena stotelė nuo mūsų viešbučio yra arena, į kurią dabar mes ir einam. Ir šiaip labai įdomios arenos apylinkės, tai tuoj parodysime šiek tiek daugiau. Taigi, čia iš stoties, čia matom tokį didelį, Gabrielius juokėsi, sako, eurovizinis miestelis, nes ir viešbučių yra, čia yra didžiulis kino teatras, o ten visai šalia mūsų arenos yra AFAS Live. Tai yra ta vieta, kurioje vyksta legendiniai patys populiariausi reparčiai Eurovizijos. Tai yra Amsterdam Calling. Čia va tas stadionas, kur Ajaxas žaidžia. Bet mes einam ten truputį toliau, kur matosi šviečia toks didelis kubas, nes visa arena yra nusėta LED ekranais. Ir joje labai gražiai atrodo visokios reklamos, ypač iš toliau. Mes jau čia, Zigo Dome arena. Amsterdamas viena didžiausių arenų, tokių, kur ne stadionai. Ne tik Amsterdame, aišku, ne tik Nyderlanduose, bet ir apskritai turbūt visoje Europoje. Na, tokių didelių arenų su 20 000 žmonių tilpt, tai tikrai nėra labai daug, o dabar žmonė, žiūrėkit, eina Karijos impersonacija. Na ką, laukiame koncerto. Aš atėjau pirmasis, kadangi nupirko man bilietą į Golden Circle, tai filmuosiu iš arčiau truputį, o Gabrielius su Justu dar tik juda į areną. Čia duoda tokius kepsus ir galim dabar eiti į spintelę ir pasidėti striukes savo, kas yra labai faina. Ir paskui nereikia, pavyzdžiui, eilės vis tiek būna, bet truputį mažesnės negu prie tų įprastų rūbinių, nes nėra žmonių. Spintelės striukes. Yra ir merčo, bet tikrai netoks gražus kaip Eurodienos. Nežinau, ar beverta man čia kažką dar sakyt, nežinau, kiek girdėsis, bet laukia žiauriai geras koncertas ir dabar kviečiu pažiūrėti, kaip mums sekėsi jame. Negaliu patikėti, kad dar kartą į savo gyvenime, turbūt paskutinį kartą išgirsiu šitą dainą. Net nemoku žodžių. Shalom.
Gerai, einam iš arenos, greitai, pirmi įspūdžiai, paskui viską aptarsim išsamiau. Amandai. Patiko Chanel, labai patiko Secret Garden, patiko Cloud, ko nesitikėjau šiaip, nes man nelabai jo ta daina, bet labai emocingas pasirodymas buvo. Serdiuško labai patiko. Serdiuška. Ir pernai, ir šiemet, visiškai ištaškė visą areną. Gabrieliau, kas tavo favoritai? Ir Monsas man patiko, ir Markus ir Martinas man patiko, ir Sisalė, ir Kaila Alessandro, ir Mirjana Kontė. Žodžiu, visi paskutiniai, kur pasirodė, kuriuos atsimenam. Nu tai va, ką, beveik pirmą nakties esam mirtinai pavargę. Iš tikro, po to konco dar parėjom namo, sakėm, reikia nusifilmuot. Bet jėgų nėra daug, tai trumpai ir aiškiai, man atrodo, reikia aptart, kad turėjom žiauriai gerą vakarą. Žiauriai geras koncas, 3 valandos, ne? Jo, Kažkas baigėsi tokio. lygiai 11. Nu, Prasidėjo truputį po 8. Jo, bet beveik 3 valandas. Beveik 3 valandos, bet žiauriai smagu. Tai kas išsiskyrė geriausia prasme, Amandai, tau? Wow, labai daug kas išsiskyrė. Aš bandžiau 3 išskirti, nelabai pavyko, nes ta prasme, man ten gal kokius 7 išskirčiau. Bet gal labiausiai, sakyčiau, mane šiandien ant emocijų patraukė. Tai yra Secret Garden Nocturne ir Cloud. Man labai patiko, kaip tas vaikas jo iš jo video klipo atėjo į sceną. Labai miela man buvo. Ir dar galbūt ta pati Vierka Serdučka. Labai gerai buvo. Queen. Labai gerai. Ir ta pati Chanel. Ok. Labai daug. Ar jūs grįšit į Amsterdamą ir į šitą Headgroti Eurovision Song Festival Fest? Plius, kad jau mačiau paskelbę jau truputį ir kitų metų line-upą, tai Taip. jau matosi, kad tikrai bus ne ką prašiau negu šiemet, ir Rybakas bus, ir Erika Vikman, jo, Dami Im, 2016 Belgija, Laura Tesoro. Tesoro. Jo, Stefan Estas 2022, šiaip netai prisiminėm, kas yra tas Stefan. Hope daina dainavo. Yeah. Tai toks mūsų vlogas iš Amsterdamo, jeigu pažiūrėti iki galo, nepamirštam paspausti laiko. Parašykit komentaruose, bent jau kokią širdutę numeskit.
atsiųskit mums linkėjimus, padėkokit, padedam užsukinėti YouTube algoritmą, kurio mums reikės artėjantį sezoną, nes laukia, kaip visada, daug video, daug aptarimų, daug reakcijų, daug visokių visko ir ačiū visiems, kas žiūrėjo šitą Amsterdamo blogą, toks blogas. Blogas, bet neblogas. Neblogas vlogas. Pirma nakties, priminsiu. Jo, buvo įdomu jį daryti, parašykit ar patiko, ir nes galėsim bandyti ir daugiau susukti tokių. Tai ačiū visiems, kas buvo su mumis. Laikas, subscribe, share'as, contribui paremiam, kad galėtume daugiau tokių kelionių išvykti ir daugiau tokių vlogų daryti. Ir iki kitų greitų, manau, kad jau susitikimų. Iki.